numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Atėjo rugsėjis, o su juo žinoma ir ruduo. O ruduo tai stambių trofėjinių plėšrūnų žūklės metas. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidos apie žūklę komanda jūs pakvies pašokuoti didžiojo Dzūkijos trejeto perlo Dusios ežero vandenis. Nors gal šiek tiek ir per anksti, tačiau nutarėme patikrinti, kaip gyvena storulės seliavinės lydekos, besislepiančios bemaž 20 metrų gelmėse. Ši tema mūsų laidoje nėra nauja, tačiau papasakoti tikrai turime apie ką, nes žūklės ypatumai, kaip ir žuvis, nestovi vietoje. Ką merkti į vandenį, kur plaukti ir ko tikėtis vilkiaujant trofėjinę plėšrūnę, papasakosime netrukus po reklaminės pertraukos. Spiningai Favorit tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spiningavimo būdams. Favorit spininge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje UAB Rerija. Štil numeris 1 pasaulyje. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai nuo valties iki kabliuko tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Čia laida apie žūklę. Nors atėjo ruduo, tačiau tikrai dar vasariškai šilta. O žvejo biologinis laikrodis sako, kad laikas ieškoti lydekų. Ir dabar esame ant Dusios ežero ir bandysime sužvejoti trofėjinę seliavinę Dusios lydeką. Dzūkijos vandenų perlas. Dusios ežeras nuo seno garsėja didelių seliavinių lydekų gausa. Trumpo ir stambaus kūno sudėjimo plėšrūnės seliavinėmis čia vadinamos todėl, jog gelmėse jos gano lengvą savo grobį – seliavų būrius. Tai yra pagrindinis plotuose gyvenančių lydekų maistas, kuris ir įtakoja plėšrūnų elgseną, mitybos įpročius, kūno formą ir gylius, kuriuose jie prisitaikė gyventi. Štai pavyzdžiui, jau senai pastebėta, jog labai aktyvių, greitai traukiamų masalų šios lydekos neskuba griebti. O kam? Juk šalia plaukioja tuntas žioplų žuvelių. Kai žuvis medžioja su minimaliomis energijos sąnaudomis, tuomet kinta ir jos kūno forma. Jie akivaizdžiai skiriasi nuo priekrantės lydekų figūros. Analogišką žūklę velkiaujant rodėme praėjusiais metais, tik ją filmavome kur kas vėliau nei šį kartą. Medžių lapams vos pradėjus gelsti, ant Dusios bangų kelias dienas praleidome vedini žvejiško smalsumo. Mat ta galvoje tvinksinti mintis, jog jau turi būti, pradėjo kirbėti iškart, vos sulaukėme kalendorinio rudens. Laidos rodytos pernai lapkritį metu apie seliavinių lydekų gaudymą regis papasakojame daug, tačiau mūsų žiūrovai pateikė nemažai naujų klausimų, į kuriuos šiandien būtinai atsakysime, nes slėpti neturime ką. Ką reikia pripažinti iškart? Taip, šis žūklės būdas velkiaujant didelėse didelio ežero platybėse yra pasiekiamas tik tam žvejui, kuris turi visą reikalingą įrangą – valtį, varikliuką, gilmatį, patikimus įrankius ir didelį masalų pasirinkimą. Be jų tokiame ežere kaip Duse ar panašiame tikslinė didelių plėšrūnų žūklė beveik neįmanoma. Šios žuvys gyvena toli nuo krantų didelėje gelmėje, tačiau ir tai dar ne viskas. Svarbiausia yra patirtis ir žinios, nes ne geriausia valtis, neritė iš kokio nors žvaigždžių metalo, o žvejo protas sugeba apgauti seną, visko mačiusią žuvį. Didelę trofėjinę lydeką galima sužvejoti bet kokiame vandens telkinyje, net ir
na, visai nedidelėje baloje, vadinamoje tvenkinėlėje kažkur, tačiau tikslinė trofėjinių lydekų žūklė, kaip štai mes dabar čia žvejojame Dusios ežere, skiriasi ji visiškai nuo to, apie ką kalbėjau prieš tai, kažkur tai mažuose telkiniuose ir ežeruose gaudant. Čia jau mes ieškome didelės lydekos. Ir tos lydekos mes ieškome dideliuose gyliuose, didelėse gelmėse. Tai yra apie 20, 22, 24 metrai gylio. Ir žinoma, tam gylyje gyvena tų lydekų grobis, tai yra seliavos ir stintos, stintelės ežerinės, kuriomis maitinasi tos lydekos. Todėl ir jų ieškoti reikia ten, tose gyliuose. Ir jos yra šiek tiek aptingę, sakykime, joms grobis plaukia pro nosį, grobio daug, todėl, na, su jom nėra viskas taip paprasta. Norint jas surasti, reikia, na, turėti šiek tiek patirties arba tiesiog žvejoti su žmogum, kuris tos patirties turi. Nes, na, aktyvaus masalo dažniausiai jos negriebia, nebent yra labai aktyvios tos lydekos. Todėl mes, vat, kaip tik dabar žvejojame tomis didelėmis silikoninėmis gumomis, guminiais masalais silikoniais, bet dideliais, 24-25 cm ilgio ir tempiam juos labai lėtai, iki 2 km, daugiausiai 2,5 km per valandą greičiu tempiame. Tuomet tas masalas dirba labai vangiai, labai lėtai ir, na, tokią lydeką jisai vis tik sugeba išprovokuoti. Pernai metais mes lygiai taip pat žvejojame tokiu pačiu būdu ir šiame pačiame ežere ir netgi tose pačiose vietose pravedinėjom masalus ir pernai turėjome tokių klausimų mūsų Facebooko profilyje, ar gali tai būt, kad lydekos gyvena tokiuose gyliuose. Taip, gali. Jeigu ežeras nėra seliavinis, tiesiog gili dauba kažkokia tai tada ne, tada ten nebus. O didelis ežeras, toks kaip Duse ar kiti Lietuvos seliaviniai ežerai, jų ekosistema yra visai kitokia negu kažkokių mažesnių ežerų. Ir todėl tos žuvys, lydekos, jos gyvena giliai, joms ten yra komfortiška, ten yra jų maistas, ten yra tinkama joms gyventi temperatūra, gyventi ir maitintis. Todėl, na, nieko keisto, kad jos yra ir žvejojamos tokiuose gyliuose. Kaip jau minėjome, žuvį viliojame dideliais 25 cm ilgio guminukais, užvertais ant 60 gramų svorio galvakablių. Juos beje į šalis nuo valties nutempiame žūklės planerių pagalba. Galima gaudyti ir be jų, tačiau planeriai žvejui suteikia nemažai pranašumų kovos su žuvimi metu. Tik gerai suderinta įrankių svorių bei masalo pravedimo tinkamam gylyje visuma leidžia pasiekti teigiamą rezultatą. Masalą stengiamės pravesti maždaug 15-16 metrų gelmėje, nors po valtimi yra 19-20 metrų, 22, tačiau čia vanduo labai skaidrus ir lydeka mato grobį iš labai toli. Ji jaučia šoninę liniją ir jeigu jis jai yra patrauklus, ji tikrai nepatingės, na, paplaukti, sakykime, 10-20 metrų ar į šoną, ar į paviršių ir masalą, na, paragauti, stverti. Nieko čia keisto, nes, na, pravedinėti kažkur tai labai prie pat dugno ar kažkur tikrai neverta, nes lydekos, jeigu ir guli netoli dugno prispaudusios, tai visą grobį mato virš savęs. Na, galbūt dar reikėtų šiek tiek pakalbėti apie pačią masalų pateikimo techniką. Aš darau labai paprastai. Eksperimento būdu esu nustatęs, kad maždaug 15 metrų gylį, jeigu plaukia maždaug 2,5 km per valandą greičiu, 15 metrų gylyje masalas atsiras mano tuomet, jeigu išleisiu 25 metrus valo. Labai daug, na, čia neskaičiuoju, jokių skaitliklių nenaudoju, tiesiog leidžiu iš meškeryko, čia leidžiu valą ir skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5. Čia centimetrai jau tikrai jokios reikšmės neturi, todėl 25 metrus pamatuoju, pasiimu valą, statau meškerykotį ir kabinu tą vadinamą laivelį, arba iš tikrųjų jis vadinamas yra planeriu. Planeris nutraukia masalą į šoną. Visų pirma, mes galime apžvejoti labai didelę akvatoriją, nes, na, didelių lydekų jų nėra prisėta viena prie kitos, todėl tai jau visų pirma išsprendžiam tokį klausimą, paimam didelį plotą ir antrą, kad toje vietoje, jeigu mes užkertam žuvį, užkertam didelę lydeką, mes negalime gesinti varikliuko. Turime visą laiką palaikyti plaukimo greitį, kad ir mažesnį, tačiau greitį turime palaikyti. Ir tuomet žuvis atsiranda
gale valties. Ir mūsų kiti planeriai, kurie nutraukia ir masalus į šonus, netrukdo, jie nėra mažesnė galimybė yra, kad didelė žuvis apvynios valą aplink kitus masalus, kurie yra užmesti. Vat štai, manyčiau, čia yra visų pirma. Žinoma, galima žvejoti ir spiningais numetus, na, sakykime, tiesiai paskui valtį, tačiau tuomet masalai plauks vienas visai netoli kito ir labai nedidelę akvatoriją mes galėsime išnaudoti žūklei. O štai planeriai, laiveliai paleisti prisekti, jie toli nuplukdo masalą, netgi galime nuo valties 50-60 metrų į šoną nutraukti masalus ir tai nieko naujo. Ir tuomet, na, turėsime tikrai didelę erdvę varginti žuvį, jeigu užkips. Tai vat yra tokie keli momentai, kuriuos įsprendžia tas planeris. Gal tik vienas jo šioks toks labai nedidelis nesminis trūkumėlis yra, kad mes turime labai greitai pritraukę žuvį jau su planeriu. Jisai atsikabina, tačiau šiek tiek lieka kabot. Pritraukę turime staigiai jį nukabinti, nuimti. Ir vat tuomet galime prarasti šiek tiek laiko, lydeka gali tuo metu gauti laisvumą ir iškratyti trišakį iš nasrų. Kągi, prie techninių dalykų grįšime netrukus, mat kol kas yra įdomesnės veiklos. Pirmosios žūklės dienos vidurdienį didelis masalas sudomino rimtą žuvį. Yra, kaip tik valgiau sumuštinį ir žiūrau, kad veiksmas. O. Reikėsim meškerę, reikia pasireguliuoti. Yra. Ir tai gerai. Yra žuvis, aš labai tikiuosi, kad mes ją pamatysim akivaizdžiai, ne tik jos pasipriešinimą. Tiesiog yra viena problemėlė, kad reikia nukabinti tą laivelį vadinamą. Yra. Aha, traukiam. Nu ir nelabai maža, manau, nelabai, nors tiesą sakant, sužvejoti mažą lydeką čia dusios platybėse yra retas atvejis, dažniausiai užkimba didelės seliavinės lydekos, o didelės, na, tai nuo 3 kg, na, nuo 2,5 kg, sakykime, iki 10, 12 ir 15 kartais. Tuščia. Deja, atsikabino. Tiesiog netoli kranto jis sugebėjo atsikratyti kablių, kablius persmėgė per guminį masalą, per tą vadinamą tapkę, viską suvartė ir žuvis pabėgo. Tačiau vilties neprarandam, dar diena, na, net neįpusėjo, todėl didelė tikimybė, kad vis tik dar kibimų turėsim ir žuvį dar sužvejosim. Nieko tokio. Taip jau žūklėje nutinka ir labai dažnai, bet štai akivaizdu, kad lydeka buvo, nes jį suniokojo šiek tiek pavadėlį, bet mes esam žvejai ir niekada nenusiminam. Tikiuosi, kad viskas bus tuoj gerai. Na, pradžia gal ir nelabai sėkminga, tačiau daug žadanti. Velkiaujame toliau ir tęsiame temą. Kaip guminį masalą apginkluoti papildomais trišakiais kabliais, kurie yra būtini, jau esame rodę. Masalo patobulinimui tereikia kelių trišakių kablių, užspaudžiamų vamzdelių ir žūklės troselio ritinėlio pavadėliams ruošti. Visas šias smulkmenėles nesunkiai įsigysite žūklės reikmenų parduotuvėse. Beje, toks masalo patobulinimas yra būtinas ir tam yra svarių priežasčių. Čia dusioje lydekos masalą dažniausiai atakuoja iš apačios. Tai galima pamatyti ištraukus žuvį, į kokius kablius jį yra įsikibus. Todėl ir mūsų masalas turi būti apginkluotas kabliukais taip, kad tokios atakos metu tie kabliukai patikimai įsisektų lydekai žiomis.
Kaip žadėjau, štai papasakosiu šiek tiek apie patį masalo paruošimą. Tai štai yra silikoninė žuvytė, tai 25 cm ilgio ji, didelė iš tikrųjų ir gana sunki, bet dideliems lydekams, trofėjiniams lydekams kaip tik to ir reikia. Tačiau galbūt svarbiausia čia yra pats galvakablis, 60 gramų sveriantis, ir kablys galvakablio turi būti kuo ilgesnis. Yra trumpais kabliais, yra ilgesniais, dar ilgesniais. Žodžiu, kuo ilgesnis, tuo yra geriau. Ir galbūt svarbiausia detalė viso šito masalo tai yra štai tokie du pavadėliai, prie kurių yra pririšti trišakiai kabliai. Jeigu pernai mes žvejojome praverdami vašeliu masalą ir tuos pavadėlius patalpindami ten į vidurį, praverdami juos per masalą, tai šiemet bandom tokią sistemą. Vienas žvejas mums patarė, kad tai turėtų būti daug geriau, kuomet yra du pavadėliai, jie yra pritvirtinti tvirtai prie galvakablio aselės. Ir štai lengvai tie kabliukai ant tų pavadėlių, kurių negali perkasti lydeka, tai yra plieniniai pavadėliai. Reiškia, kaip juos pasigaminti jau mes rodėme anksčiau, galite rasti. Tiesiog parodau, kaip reikia apginkluoti masalą jais. Tai vienas, kažkur tai netoli uodegos, nereikia per arti uodegos, nes tai labai stipriai pablogins pačios uodegos darbą. O štai, įsekti kažkur tai, sakykime, antram trečdalyje žuvelės būtų kaip tik tai vienas kabliukas ir kitas ant dar vieno šiek tiek trumpesnio pavadėlio prisegamas šiek tiek, sakykime, arčiau to masalo galvos. Ir va štai turime tokią sistemėlę. Kodėl? Kodėl tokia sistemėlė? Todėl, kad mintis yra tokia, kad kai lydeka puola masalą iš apačios, tuomet ji ištraukia pavadėlius iš masalo ir tie pavadėliai jau laisvai, vien tik trišakiai, įsisega lydekai į nasrus. Vat maždaug yra tokia mintis, būtent tokio būdo trišakių kabliukų įsegimo į masalinę žuvelę. Dar labai norėčiau atkreipti dėmesį į pavadėlio ilgį, nes tai yra labai svarbus faktorius, nes dažnai lydeka, galbūt ne tiek dažnai, bet kartais lydeka atakuoja masalinę žuvelę iš priekio, gali pagauti pagrindinį valą aukščiau pavadėlio tarp dantų ir tuomet nukanda ir su visų pavadėliu masalinė žuvytė liks kažkur tai ežero dugne. Žodžiu, pavadėlio ilgis turėtų būti nestandartinis 45 cm, bet ne mažiau 80, o dar geriau apie metrą ilgio. Ir dar svarbiausia yra netaupyti ant tų vadinamų aksesuarų, tai yra suktukai, segtukai, visa kita, nes vis tik žvejojame trofėjinę žuvį ir tie dalykai turi būti labai tvirti. Pirmoji mūsų žuklės diena Dusios ežere tęsiasi ir kelioms valandoms po pirmo kibimo praėjus mes vėl džiūgaujame lyg vaikai. Tikėkimės, jog šįsyk gerai viskas baigsis žvejo naudai. Turim dar vieną, bet variklio gesinti negalim, nes visą mūsų sistemą sumes blogai, neteisingai, todėl turim tik vieną išeitį, kad žuvį ištraukti tiesiog varikliui veikiant, traukiant valtį, nes tuomet visų kitų trijų meškerių nesupainios. Bet yra kažkas nelabai super didelio, bet tai vis tik seliavinė lydeka, tikiuosi. Pasipriešinimą dar sudaro ir plius tas planeris vadinamas, nes jis taip lengvai neatsikabina. Bet, tai suteikia galbūt tik tai šiek tiek daugiau emocijų, traukiant žuvį, varginant ją. Nes tikrąją žuvies jėgą pajausim tik tuo met, kai atkabinsim planerį. Bet žuvis, aš manau, kad nemaža, nes pasipriešinimas tikrai, vertas dėmesio. Kaip ir sakiau, aš ir visą laiką sakau, kad čia gyliuose, Dusioje tikrai mažų žuvų, mažų lydekų nėra. Nes mažomis lydekomis maitinasi šios didžiosios lydekos. Kągi, kolega, prašom paruošti graibštą. Tuoj mes pašnekėsime su Dusios monstrais.
jau ne čia kažkur visai netoli. Reiktų jau pasireguliuoti ir įrankį, kad jeigu reiktų, tiesiog turėtume galimybę atleisti. Opa, štai. Ir nemažyti. Bet jau pavargus iš tokios gelmės, kol ištraukiam. Kolega, rok. Aš pats. Ups. Ojau. Ir trofėjus. Ne ta baisiai didžiulė lydeka, kurios galima tikėtis čia dusioje, bet vis tik ir ne kažkokie tai mažyti. O. Vienas, antras. O. Va, jums masalas, silikoninis guminukas ir štai jums trofėjinį lydeka. Na, manau, kad jinai turėtų sverti kiek daugiau nei 4 kilogramus, tai iš tikrųjų labai. Na, puikus laimikis. Daugiau kažko tikėtis, žinoma, verta, bet ne visada tai įmanoma. Na štai, lydekos ir žvejo susitikime rezultatas kol kas lygus. Mūsų žūklė tęsiasi, ko deja negalime pasakyti apie laidos laiką. Vilkėjimo dideliuose seliaviniuose ežeruose temą pratęsime kitą savaitę, nes tai tikrai labai įdomi žūklė ir plėšrūnų sezonui prasidedant, papasakoti apie jos ypatumus vienos laidos metu tiesiog neužtenka laiko. Vis tik tai yra žūklės būdas reikalaujantis šiokių tokio supratimo, šiokių tokių įgūdžių. Be jų tiesiog, žvejoti gal būtų beviltiška, nes jau pradedant nuo to, kad reikia žinoti ežero reljefą, jeigu mes plaukime gelmėm ir yra kažkoks kalniukas ir mes tiesiog sumesime savo masalus kažkur tai žolę ant kalniuko ir žvejyba, bus nebeįdomi ir bus tokia, sakykime, taps kažkokiu tai vargu kančia. Todėl reikia šiek tiek, kaip sakiau, praktikos, bandyti, praktikuoti, eksperimentuoti ir, viskas bus gerai, pasieksime siekiamą rezultatą. Tuo labiau, kad čia rezultatas dažniausiai yra trofėjinė žuvis. Toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas, o po savaitės vėl susitiksime ant Dusios ežero bangų. Trofėjinis laimikis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką tokio, kuo norėtum pasigirti prieš visus, nedvejodamas siųsk mums žuvies nuotraukas ar video elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Neužmiršk nurodyti žuvies svorio bei ilgio, papasakok, kur, kada ir ką žuvis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Nežinia kodėl, tačiau šią savaitę trofėjinio laimikio konkurse įdomių egzempliorių dėja negausu, tad nieko nelaukęs skelbėme nugalėtoją. Šiandien juo tapo Olegas Azigaras, kuris Kuršių mariose sugavo efektingą 15,5 kg svėrusią lydeką. Plėšrūnės tvėrė silikoninį masalą, o ją žvejas ištraukė naudodamas tik 1/10 mm storio pintavalą. Kągi, sveikiname Olegą ir jam dovanojame mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.